Tokio BMW X6 F16 su tokia komplektacija dar reikėtų paieškoti. Antroji X6 karta pasirodė tada, kai jau pirmas X6 įrodė, kad SUV-as su kupe kėbulu tikrai gali veikti. Ir manau, kad šitas F16 puikiai tai užbaigė. Ilgas kapotas, platus galas, žema stogo linija ir visas automobilis su M Sport paketu bei M ratlankiais, taip pat ir M adaptyvi važiuoklė. Šitas konkretus X yra su 3 litrų dizeliniu 6 cilindrų varikliu. Na, bet geriausia apie šitą automobilį supranti nestovėdamas šalia jo, o atsisėdęs į vidų. Sėdė aukštai, matai prieš save didelį platų kapotą. Manau, BMW F serijų salonai kalba tikrai patys už save. Atrodo viskas labai gražu. Viskas sudėta kaip ir turi būti. Tai šio BMW X6 salonas tikrai yra įspūdingas. Turime napą odą visą saloną, Cognac spalvos su juoda, pilnai LED skydelės. Turime daug asistentų, tarp jų ir Traffic Jamas, kas 2015-2016 metais buvo visiškas kosmosas. Šildomos, ventiliuojamos sėdynės, Harman Kardon audio aparatūra, juodos lubos. Tai turime ant vairo ir latkės. Tai važiuoja automobiliukas tikrai neblogai. Automobilis, ta prasme, stovi ant kelio gerai. Per duobes irgi smūgių surenka labai gerai. Taip pat yra ir head-upas. Vieno savininko, kuris prižiūrėjo šį automobilį vien tik rastą auto. Tai jūs įsivaizduokit, čia tokių variantų tikrai nepamatysite kiekvieną dieną ir jie tokie nesimėtų. Tai tikrai, kas rinkosi 2015 metais šitą X sau, ant komplektacijos pinigų tikrai nebuvo gailėta. Būtent šis X yra pravažiavęs 207 000 km, kaina 24 900 €. Galime suteikti leasingo paslaugas, galime suteikti Mango draudimo nuo gedimų ir taipogi gali keisti savo seną automobilį. Tad jei susidomėjai šio tikrai pilnutėliu X, būtinai susisiek.